Labas rytas visiems atsibudusiems. Manau, kad žiūrit ryte mūsų video, tai dabar pasakosiu apie patį geriausią kemperį, kuris turi ir Porsche bruožų. Tai Hymer GTS 685. Tai reiškia, kad mes turim pasportintą, pagerintą 27 metų modelį. Jo kaina prasideda nuo 103 000. Kaip visą laiką, aš manau, kad reikėtų damesti kokį 20 000 visokių opcijų ir jau jūs tada turėtumėte tikrą kainą. Einam, pažiūrėsim. Pa šitą kemperį mes turime du išplanavimus. Tai 7 m 6 cm ir 6 m 89 cm. Tai šitą mes turim ilgesnį ir pamatysim dėl ko. O... Klientai, prašom, užeikit. Tai mes čia turime, vienu žodžiu, jeigu du žmonės bus, tai 3,5 tonos, jeigu daugiau, tai jau, sorry. Tai turim juodą markizę, kad lietus nepratekėtų. Toliau turim ant amortizatorių duris. Beje, jisai turi 350 kg keliamosios masės šičia. Tai jūs šičia galite sudėti dvi Vespas. Galite sudėti motociklą, nes jisai turi labai daug vietos. Ir čia nuo bagažinės pradžios iki čia yra neaukštai, nėra kampų, dėl to galite motociklus įsivaryti. Toliau, ateikit. Paminkštinimo medžiaga, sugeria smūgius, garsą, žiedai, kad galėtumėt motociklus arba kažkokius sėdėlius susitvirtinti. Ir šičia yra, tai mes turime 3 taškų laikymo vietas, bus saugu važiuoti. Toliau matau, kad čia veikia inverteris. Matot, inverteris yra įdėtas į bagažinę ir jis yra labai gerai apsaugotas metalinė dėžė, kas tikrai gerai. Toliau mes čia turim 220 pajungimus, tai mes šičia galėsit krauti elektrinius dviračius ar elektrinį motociklą. Čia mes turime turimo skyrių, šildymo skyrių, kas yra labai gerai šitoje vietoje, kad čia yra bortelis, dėl to jūsų, pavyzdžiui, motociklą, kai jūs įstumėt, jisai neišvažiuos pro šitas duris. Aišku, pro šitas gali, jeigu nepritvirtinsit gerai. Aišku, apšvietimas yra kaip ir standartas, bet labai didelė bagažinė, viena pačių didžiausių. Turim Blackline elementus, Blackline'as dizainas, lempos pajuodintos ir visas toksai, jis nėra sidabrinis, jis yra pilkas. Jeigu atkreipsit dėmesį, žiūrėjau, kad Lietuvoje pati populiariausia spalva tarp naujų Porsche modelių yra pilka. Ir dėl to matyti čia irgi GTS. Langai įleisti, triumo šildymas, čia tualeto kasetė, dujų skyrius, matom tik vieną balioną, todėl suprantam, kad šildymas yra dizelinis. Vanduo, lempučių skyrius, turim tokį ypatingą dalyką. Ateikit, dabartinės užuolaidos, matot, yra juodos, susivinioja. Ženkliai mažiau triukšmauja, jos neturi lietimus daug taškų. Beje, esam dilerių suvažiavime ir matyti, kai vežė šitą kemperį, ten padarė elementus su medžiu virš markizės. Kai aš važiuoju su tokiu Mersu, su kemperiais, tai visų pirma yra labai geras jausmas tu šito vairo. Tai yra toksai, jauties, kad gyvenime kažką gerai padariau. Ir toks stabilumas, toks komfortas, geras jausmas, kai žinai, kad patį geriausią transportą turi, kas apskritai yra už suvokiamus pinigus perkama. Gerai, tai grįžkim. Čia mes turime naują Mersą, vairas jau dabar kaip naujųjų, čia toks kaip šikšnosparnis, mums sakė, yra kruizo kontrolė, linijų palaikymas, adaptyvi kruizo kontrolė, sensoriniai mygtukai, karplėjai, viskas yra, lapetėlės paparom perenginėt. Žinot, kas labai faina dar su tais Mersais? Kai važiuojam, iš čia, pavyzdžiui, pučia šilto oro, o iš čia visą laiką pusivės oro nebent uždarysim. Tai yra, kad visą laiką kūna šilta, bet jisai nedžiovina orą. Fiatai, Fordai visi pūstų šilto orą, o čia pučia vėsų orą iš lauko. Tai čia va taip yra. Turim pakrovėją, bevėlį, turim 3 USB jungtis, dar 12 voltų turim. Ir turim labai įdomias dalykas, aš dar nebuvau mėginęs, bet, pavyzdžiui, galime padaryti tokį dalyką. Čia statyti. Ir čia susideda čia. Ir turim to juodą dangų. Kameros yra, neužmigimo prižiūrėtojas yra, visos adaptyvios kontrolės, saugumai, viską mes turim. Ir išsikvietimą pagalbos turim. Dar dalykas, pas Mersą, kai važiuojame, yra kitokia pakaba ir ta pakaba labai minkšta. Ir Hymeris daro būtent savo šitiem Mersam kitokias galinės pakabas. Jos važiuoja iš tikrųjų kaip lengvieji automobiliai, nes jeigu naudosit, pavyzdžiui, Fordą, Fiatą, jisai vis tiek jaučiasi, kad tai yra sunkvežimis. O šitas tai kaip su lengvuoju pravažiuoja. Tai jeigu patiko, laiką. Įeinat į kemperį, atkreipkite dėmesį. Man atrodo, pirmą kartą matau, tik tais Moreluose, aišku, 2 laiptelius, tai 1, 2, 3 ir yra aukštai. Ateikit čia. Mes turime face-to-face baldų išdėstymą ir šitas dalykas yra fainai dėl to, kad šičia tada mes turim labai daug erdvės. Ir kai yra face-to-face, tai žinai, vienas žmogus sėdi čia, kitas čia, arba pasikeliam sėdynę ir vienas šičia ir kojas susidam čia, ir kitas kojas susidam čia ir tada galim čilinti. Žiauriai gerai. O pažiūrėjau viršų, tai turim 2 didelius stovilangius, šviesos labai daug prikrenta, tai gerai. Man labai patinka šita furnitūra, jinai nėra agresyvi, nėra labai stipriai dizainiška, kaip nors tenais raudona, juoda ar kažkas tokio, tokia labai švelni, toks skandinavinis dizainas. Man tas labai patinka. Ir kai yra toksai išplanavimas, mes turim labai didelę tokią erdvę šičia ir dėl to erdvės pojūtis labai geras yra iš ergonomikos pusės. Tai čia mes turime 3 kabyklas, kas yra labai gerai. Turim
pasidėti lentynas, 1, 2, 3 lentynos. Dar čia fainai, kad čia turim. Aš kai važiuoju, tokiuose kemperiuose, aš čia striukės pasidedu, bet čia manau, kad neišės man pasidėti striukės, biškai per mažai. Turim apšvietimus, turim 1, 2, 3, 4 USB jungtis. Man labai patinka šitos lemputės, primena man autobusą, kas nebūdavo į karusiuose konduktorius turėdavo. Na, iš vaikystės turiu traumų. Gerai, žiūrim. Turim daug vietos viskam daiktams susidėti. Dabar šičia, žiūrėkit, norėčiau parodyti. Čia mes turime inverterį, tai mes jį galime išjungti arba įjungti ir mes tada galėsim naudotis kondicionierium, galėsim turėti 220 viduje. Čia labai fainai. Ir visur yra veilokas toksai ir borteliai, tai niekas jų pas jūsų neiškris. Einam virtuvę. O, žiūrėk, tu matei, labai fainai čia pasidėjo, nes šiandien jau tų nebūdavo, tai Himeris išnaudoja tas vietas tokias. Nu, vienu žodžiu, čia turim gražią apdailą, čia turim gražią apdailą maistui gaminti. Ir fainai yra taip, kad mes čia turim pakankamai didelę vietą maistui, čia kažkam pasidėti. Ir jeigu reikia, tai mes čia dar ant stalo galim pasipjaustyti, kažką tai pasidaryti. Nu ką, žiūrim čia. Turim 1, 2, 3 stalčiai ir po 15 kg stalčių. Tai čia, oho, ir šičia turim dar šiukšlinę ir čia jie užsirakinam. Tai turim didelį telegą, kuris apsisuka, turim šaltuvą. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir didelės šaldoma kamera. Turim dar vieną lentyną čia. Ir jeigu mes nenorim tų žmonių matyti daugiau, kurie mumis filmuoja, pasidarom šitą ir turim 2 kambarių sistemą. Fainai dar pas Himerį yra tai, kad jis yra ypatingai kokybiškas. Surinkimo kokybė labai aukšto lygio. Ne vienas gamintojas tokios aukštos kokybės neturi. Čia mes turime įdėjimą, kad būtų didelė lova. Ir šičia turim daiktams ir mes dar turim šičia. Šičia biškai mažiau, nes apačioje yra kliuma. Toliau turim, jeigu reikia palipti, kopėtėlės, tai čia labai gražiai susipakuoja. Vienas gamintojas tokių dalykų neturi. Čia mes uždarykim, čia techninis skyrius. Neikit, nežiūrėkit. Va, fainai yra tame, kad čia mes turim tokią didelę erdvę ir jeigu mes taip mėgam, tai nėra užspausta. Tai erdvė yra tikrai didžiulė. Turim žolaidėlę, kur čia atvažiuoja ir labai daug vietos daiktams. Čia yra opcija pasirinkimui, tai jūs galite pasirinkti, kad nebūtų spintelių, galite pasirinkti opciją, kad būtų spintelės. Visur, aišku, USB, 220, šičia irgi yra. Čiužnygė iš tikrųjų pas Himerį yra. Ir čia pas mūsų pasikelia ir mes čia turim kabyklas, kur galime ir šičia pasižiūrėti. Einam dušas, tualetas. Iš tikrųjų, tai jeigu aš nusimaučiau batus ir išsimčiau šitą padėklą, tai man būtų gerai. Bet dabar tai esu proliukai iš tikrųjų. 1,8 m bus gerai. Šiltas, šaltas vanduo, Zizanas, bet kai mautotės reikėtų išsimti šitą, tai tokiu būdu čia susimažės ir vis dėlto vanduo ten turi bėgti. Kita sistema, tai mes turim tualetą, tai elementarus tualetas, bet tu matai, koks veidrodis didelis. Žiūrėk, niekur tokio nėra buvę tokio veidrodžio. Turime dar skyrius ir turime čia dar. Tai va, jeigu būtų įdomu tokie kemperiai, tai tikrai atvažiuokit pas mūsų, parodysim, pažiūrėkit daugiau video, paspauskit like, subscribe, aš labai stengiuosi ir iki malonaus.